Kodėl jūs rakinot svetimam būte? Nes mane pradėjo provokuoti. Provokuoti. Tai jūs pats esat svečio teisėm, teisingai? Teisingai. Tai jeigu jau jaučiat, kad jūs provokuojat, tai reikėjo išeiti iš būto ir nebelikti jame. Aš jam ir taip sakiau. O tai kodėl tada gavosi taip, kad savininkas laukia, o jūs jo būte? Suprata tai? Paaiškinti, kodėl tai pasielgė, piliečiui nepavyksta. Nėra tikrai. Tai šito, ką čia darysiu? Čia žiūrėktuvėlė. Čia žiaptuvėlis tavo? Bazaras. Kas dar čia? Bazaras. Išim. Žiūrėktuvėlė, va. Nu, Mano mama telefoną neimsit. Daugiau savo daiktų turi kažkokiu? Einame viršų. Neblogai? Galima prasiskūsti, kad čia dėkti, bet nevažiuoju. Gal įsimetęs dar kažko, ne? Ne, be šansų. Kodėl? Be šansų. Tai klausyk, tai tu įgult, įsiblaivysi ir paeisi. Čia vis dar šansų neįsigult? Ne. Kodėl? Raminsiu, kol net darysiu, o tiek galvojant durų. Tai jis ir nedarysim durų? Aš lauksiu, girdžiu, man kantrybę turiu daug. Nežinokit, irgi turim kantrybės. Stovėti čionais. Bet žinok, jeigu taip darysi, tenai brausis, tai išvažiuosi pas mus. Jis pats jis į apie katinus pasidėjo kalbėt, jūs tu įsivaizduojat. Apie kokius katinus jūs kalbat? Katinus.